Aš Juozas, elektrikas, Antakalnio ūkis. Šiandien vykdysime darbus seno šviestuvo pakeitimas nauju su judesio jutikliu. Tam reikalinga išardyti ir atjungti seną šviestuvą, ką mes dabar ir atliksime. Išsuksime lempą, išsuksime dalį patrono. Kadangi šitas šviestuvas naikinamas pilnai, tai mes atjungsime jį iš kaladėlės, kuri randasi bloke, prieš pasitikrindami, ar tikrai ten nėra įtampos. Tikrinama vienpoliu indikatoriumi, galima tikrinti ir dvipoliu indikatoriumi. Kadangi įsitikinom, kad įtampos linijoje nėra, galima nukirpti arba atjungti laidus. Ką mes ir atliksime. Ėmam kandiklės, prasiskėčiam laidą ir kerpam. Susirandam paskirstymo dėžutę, ją prisimatuojam, atsižymim ant lubų gręžimo taškus. Atsižymėję dėžutės gręžimo taškus, imsimės gręžimo darbų. Tam reikalingas perforatorius ir grąžtas. Paimsim perforatorių. Jame įstatytas 6 mm grąžtas. Tam reikalinga užsidėti akinius, kadangi bus vykdomi gręžimo darbai. Lipam ir pradėsim gręžti. Prasigręžiam tvirtinimo kiaurymės dėžutei. Dabar pasidėsim perforatorių ir pritvirtinsim paskirstymo dėželę. Į paskirstymo dėželę sukišame kaiščius 6 mm. Su tvirtinimo elementais. Statome į mūsų išgręžtas kiaurymės ir prisukame. Prisukome paskirstymo dėželę. Toliau imsim šviestuvą ir atsižymėsim šviestuvui kiaurymės. Gręžt tvirtinimo kiaurymės. Paimame šviestuvą, pieštuką. Taip. Atžymim tvirtinimo kiaurymės šviestuvui. 3 tvirtinimo kiaurymės turi būti. Nuimame šviestuvą atžymėtą. Ir imsimės perforatoriaus pragręžti kiaurymės šviestuvo tvirtinimui. Imame perforatorių, lipame ir gręžiame. Imame šviestuvą ir pamėginsim pritvirtinti prie lubų. Tam reikalinga įkalti kaiščius šviestuvo tvirtinimui. Taip, įsikalėm 3 kaiščius
Imame šviestuvą ir savisriegiais mėginsim prisukti prie lubų prakišę atitinkamai maitinantį laidą. Kaip matome, į mūsų sumontuotą pritvirtintą dėželę buvo atvesta maitinimo linija, nauja maitinimo linija. Ji pratęsiama į kitą koridoriaus galą. Dabar iš šitos paskirstimo dėželės mums reikia užvesti maitinimo laidą į mūsų pakabintą šviestuvą. Tam reikalinga atsimatuoti apsauginį vamzdelį, pasiruošti ir įverti į laidą. Truputėlį per ilgas, tai dar mes jo truputėlį nupjauname. Nusipjovėme reikiamo ilgio vamzdelį. Dabar reikia paimti atitinkamą gabalą kabeliuko, pasiruošti jį, įverti į vamzdelį. Ką mes ir darom, įveriam į vamzdelį. Toliau dedame į paskirstymo dėželę per mūsų išpjautą kiaurimę. Kišam vamzduką, kitą kabelio galą įvesime į šviestuvą. Paskirstymo dėželėje nusivalom atitinkamo ilgio reikiamus, nusivalom izoliaciją nuo laidų atitinkamo ilgio. Po to bandysime daryti sujungimą. Vienas sujungimo iš būdų yra sujungimas su susukamu kontaktu. Laidus, sakykime, įžeminimo laidus ir panaudojant kontaktėlį sukamą. Ir užsukam. Užsukam taip normaliai, užveržiam. Va. Įžeminimo laidus mes sujungiam. Dabar nusivalę atitinkamo ilgio izoliaciją, jungsim nulinius laidus, kurie būtinai yra, sakykime, mėlynos spalvos. Nesakykim, o mėlynos spalvos. Panaudosim kontaktėlį vagą, sujungiam, reiškia, nulius. Va. 3 į. Čia yra spiruokliniai kontaktai. Jie nebeištrauksi ir kontaktas yra pateikiamas. Nulius sujungiam. Dabar jungiam vėl atitinkamo ilgio nusivalę izoliaciją. Fazinius laidus, kurie gali būti juodi, rudi, žali, tik nemėlyni. Va, taip pat sukišam į kontaktinę kaladėlę. Sukišam iki atramos, kad užsifiksuotų, traukiant atgal, kad mes jūs nebegalėtume ištraukti. Va. Sutvarkome montažą dėžutėje, tai yra sulankstome gražiai laidukus ir uždarysime dėžutę dangteliu. Dedame dangtelį. Keletą kumščio smūgių turi fiksatoriai iššokti dėželės fiksavimo vietas. Viskas, dėžutės montažas baigtas. Toliau vykdysim šviestuvo pajungimą. Nusivalysim reikiamo ilgio izoliaciją. Nuvalę įžeminimo laidą
Visi metaliniai šviestuvų korpusai turi būti sužeminti. Mums reikalinga atitinkamo pločio atsuktuvėlis. Kad tilptų į mūsų šviestuvo kaladėlę. Į mūsų įžeminimo kaladėlę įkišame montažinio laido žalią geltoną gyslą ir prisukame. Nusivalę reikiamo ilgio izoliaciją nuo laidų, darysime tokį pat sujungimą kaip ir paskirstymo dėžutį. Fazinis laidas ir fazinis laidas, tai yra 3 laidai, reiškia, juos jungiame į vagą kontaktą. Ta pačia procedūrą atliekam ir su nuliniu laidų šviestuvė. Vėl į kontaktą vagą sukišam, reiškia, nulinius laidus. Va. Ir po to pajunginėsim 2 laidus į šviestuvo kontaktinę kaladėlę. Šviestuvo pajungimas taip, kaip reikalauja šviestuvo pasas, tai yra fazinis laidas, turi ateiti į linijinį judesio jutiklio gnybtą, ką mes ir darom. Linija iš kairės. Ten yra užrašas. Ant kiekvieno judesio jutiklio yra atlieta užrašai ir apsirikt praktiškai neįmanoma. Imame lemputės. Šitie šviestuvai PSC 2 po 25, tai reiškia 25 vatų lemputės, kurias prieš statant vertėtų patikrinti. Patikrinti su tuo pačiu mūsų bandikliu, tai indikatoriukų bandikliu. Va, lemputė sveika, reiškia mes ją imam ir įsukam į vieną iš lizdų. Imame kitą lemputę. Taip pat patikriname su bandikliu, ji yra gera. Įsukame kitą lemputę į lizdą. Dabar mūsų šviestuvas paruoštas reguliavimui. Padavus įtampą, mūsų fotodaviklis pagalvoja sekundžių 30, jis programuojasi. Užsiprogramavęs jis įsijungia, kaip matot, jis jau šviečia. Reiškia, daviklis turi 2 reguliatorius, tai yra 2 potenciometriukus. Vienas potenciometriukas reguliuoja šviesos degimo laiką, tai yra nuo 5 sekundžių iki pusės valandos. Kitas reguliatorius reguliuoja aplinkos apšviestumą, nuo kurio priklauso daviklio suveikimas. Kuo, reiškia, patalpoj tamsiau, mes reguliatorių privalom sukti į dienos, į saulutės pusę. Simboliai yra saulutė ir mėnuliukas. Jeigu koridoriui tamsu, patalpoj tamsu, tai mes ir sukam į saulutės pusę, didinam jautrį, kad jis sudirbinėtų. Jeigu lauke šviesu, sakykime, lauke šviestuvas dirba, lauke šviesu, mes sukame reguliatorių į mėnulio pusę.